Tai pabandysiu įrašyti mūsų mokymus tiesiog ne kaip atskirą pamokėlę, bet tą, ką dabar kalbėsim. Ir jūs dabar matote tekstą. Ir šiandien mes kalbėsim apie stilių. Kasgi tie stiliai yra? Merginos, tik tais noriu paprašyti, kad išsijungtumėt dabar jau savo mikrofonus, kol aš trumpai pristatysiu pačią teoriją, o paskui jau galėsim dirbti kartu ir žiūrėti, kas čia mums pavyksta ar nepavyksta. Kasgi tie stiliai yra ir iš vis, ar jūs esat dirbę kada nors su stiliais? Gal kas nors žinot, kas yra stiliai? Galit parašyti, pavyzdžiui, į čatą, ar žinot, kas yra stilius, ar nežinot. Nieks nieko nerašo, nenorit su manim draugauti. Nu, gerai. Aš kažkaip tikiuosi, kad galbūt ne visi žinom, kas tai yra stilius. Tai stilius iš tikrųjų yra tam tikrų įvairiausių detalių rinkinys. Tai ką tai reiškia tos detalės? Tai šriftas, šrifto spalva, pasvirimas, dydis, tarpai tarp eilučių, tarpai tarp raidžių, tarpai tarp pastraipų, pirmos eilutės įtrauka ir daug visokiausių kitų dalykų. Kurgi yra tie stiliai? Tie stiliai mūsų pagrindiniam meniu yra va čia va. Va matot, pats didžiausias iš tikrųjų va toks langelis, kur prirašyta visokiausių raidelių, tai va čia va yra sudėti stiliai. Tai pirmiausiai mes išmoksime susikurti savo stilių, po to iš tikrųjų pabandysime pritaikyti tam tikrus stilius arba savo susikurtą stilių kažkokiam tai tekstui. Tai norint dirbti su manim kartu, reikėtų jums iš tikrųjų pasiimti kažkokį tai tekstą. Vat jūs matot mano dabar tekstą planetos, visiškai nesvarbu, kokį nors tekstą, atsiverskit kokį nors dokumentą, kur būtų kažkiek tai teksto parašyta. Tai dabar žiūrėkit, jeigu aš, pavyzdžiui, pasižymėsiu kažkokią tai dalį savo teksto, pasižymiu kažkokią tai dalį savo teksto ir štai čia va atsidarau tuos stilius, kur vat pridėta įvairiausių tų A raidelių. Ir dabar po truputėlį vat braukiu. Vat matot per tuos stilius. Ir matosi, kaip keičiasi mano tekstas. Iš tiesų, čia man nereikia atskirai pasirinkti šrifto, atskirai pasirinkti dydžio ar dar kažko tai. Čia automatiškai, kada aš pasirenku kažkurį tai iš stilių, automatiškai man sutvarko tą tekstą. Dabar žiūrėkit, aš pasirenku įprastasis stilius, dažniausiai jisai būna pačiam pirmam čionais, priekį pas mane va čia kažkur tai į vidurį įkišta. Ir dabar dar aš čia atsidarau ir matot kurti stilių. Ir paspaudžiu kurti stilių. Dabar aš pabandysiu iš tikrųjų modifikuoti šitą stilių, tik tais ne tą patį įprastą stilių, kur čia va tas pavadinimas, bet aš susikursiu naują stilių savo vardu. Ir pavyzdžiui, aš rašau Jolanta. Štai, naujas stilius, kuris vadinsis Jolanta. Čia galiu pasirinkti, aš kam naudosiu šitą stilių. Atskirai simboliams formatuoti, atskirai pastraipoms, galiu tik pastraipoms formatuoti, žodžiu, visiškai nesvarbu. Toliau pasirinksiu, pavyzdžiui, kažkokį tai šriftą. Na, pasirenku kokį sugalvoju, koks man gražus, bold. Pasirenku dydį, na, tarkim, 14. Pasirenku tarpus tarp eilučių, galiu pasirinkti lygiuotę, pavyzdžiui, lygiavimą kažkur tai, bet, sakykime, man reikia dar daugiau visokiausių dalykų pasirinkti. Na, aš lygiuotę pasirinku, kad būtų abipusiai iš abiejų pusių sulygiuota.
aš va čia, va, kur yra šitas mygtukas formatuoti, dar galiu pasirinkti įvairiausius šriftus, pastraipas, tobulacijos žymės, kraštinės, jeigu man reikia numeravimą. Čia yra dar pridėta tų lentelių, kurios praktiškai atkartoja mūsų pagrindinį meniu. Ir va čia va galiu pasirinkti kažką tai, kas man yra dar aktualu. Na, tarkim, kol kas man nereikia, bet aš noriu, kad va taip va man sumaketuotų. Nors galėčiau galbūt čia, pavyzdžiui, jeigu pasirinksiu šriftą ir pasirinkčiau šrifto spalvą kokią nors raudoną, na, kad matytųsi iš karto. Ir sakau, galiu pabrauktą kažkokį dar paimti, na ir gerai, tegul būna vat raudona šrifto spalva ir sakau gerai. Dabar atkreipkite dėmesį, mano stilių sąraše, va čia atsirado naujas stilius vardu Jolanta. Tai dabar, kada aš norėsiu iš tiesų kažkaip tekstą pasikeisti, na, tarkim, va dabar yra antrą pastraipą, aš noriu pasikeisti, aš paspaudžiu stilių Jolanta ir jis automatiškai, matot, man sutvarkė visą tekstą. Tai reiškia, kad aš, kada man reikia, žodžiu, susitvarkyti dokumentą ir jūs žinot, kad jūs dažniausiai tvarkotės dokumentą taip arba kitaip, tai jūs galite susikurti stilių, kuris, pavyzdžiui, ten vadinsis mano dokumentų stilius, kažkoks tai mano stilius, ar dar kažkoks tai. Ir susikurti, susidėlioti visą tą rinkinį įvairiausių dalykų, kurie reikalingi jums kurti dokumentą. Tai dabar žiūrėkit, šiaip dažniausiai aš naudoju praktiškai tą stilių, kada man reikia dokumentams, tai toks yra standartinis, kada 12 dydis, abipusė lygiuotė, tenais pirmos eilutės įtrauka turi būti. Tai aš galėčiau iš tikrųjų paimti ir, sakykime, susikurti, nu, čia Jolanta toks pasižaidimas, bet kurti stilių, kažkokį tą dar pabandysiu susikurti stilių, pavyzdžiui, dokumentams stilių. Na, tai dokumentams mes dažniausiai Time New Roman naudojam 12 dydį, kad būtų juodas šriftas, kad būtų abipusė lygiuotė. Na, čia galiu dar pasižiūrėti iš pastraipų, kad būtų pirmos eilutės įtrauka ir ta pirmos eilutės įtrauka būtų 1,27. Čia aš kalbu apie standartinę. Dažniausiai raštuose pusantros eilutės būna vat, tas intervalas tarp eilučių, sakau gerai ir tikriausiai galbūt čia viskas gerai. Gerai. Va, dabar atsirado dokumentams, vat matot stilius dokumentams ir automatiškai, vat aš noriu tik tais, kad atkreiptumėte dėmesį, štai čia turėjau Jolantos stilių. O čia dabar turiu dokumentų stilių, kur yra labai patogu, jis man automatiškai sutvarkė visą mano tą pastraipą. Tai, žodžiu, stiliai, kaip ir sakiau, yra dokumentų, kažkokių tai visų taisyklių rinkinys, kurį mes sudedam į vieną vietą, vadinasi jisai stiliumi ir tą stilių mes galime susikurti ir jį naudoti. Tai va čia, va, žodžiu, yra labai patogu ir nežinau, ar jūs atsimenat, jeigu mes su pelyte vieną kartą spraktelim, mes užsižymim eilutę, jeigu mes 2 kartus spraktelim, mes užsižymim pastraipą, o jeigu aš 3 kartus sprakteliu, aš užsižymiu visą dokumentą. Ir dabar aš užsižymėjau visą dokumentą, čia pas mane yra keletas lapų pridėta, tai aš tiesiog užžymiu visą dokumentą ir paspaudžiu, kad būtų sutvarkytas stilius visam dokumentui. Tai reiškia, kad jeigu aš parašysiu kažkokį tai darbą, 30 lapų, 50 lapų, aš 3 kartus sprakteliu, užžymiu visą dokumentą,
parenku atitinkamą stilių ir viskas bus sutvarkyta taip, kaip aš noriu. Tai reiškia, jums kiekvienu kartu nereikės žymėti, persidaryti kažkaip tai. Tai va čia va iškart, manau, toks truputėlį palengvinimas, būtent tvarkant dokumentus. Ar viskas aišku, kaip susikurti naują stilių? Ar kas nors kūrėtės? Gal kas nors kūrėtės tą naują stilių? Iš 13 žmonių, kurie prisijungėt, pasakykit, gal kas nors kūrėte? Bandžiau, bet nerandu, kur kurti. Kažkaip pas mane nerodo. Aha, žiūrėkit dar kartelį, atidarau štai čia, kur atidarau, matot visą stilių? Atidarau. Ar matėt, kaip atidarau? Aha. Čia atidarau ir turėtų būti va čia, va, kur stiliai pasibaigia, kurti stilių. Nerandat? Ne, yra valyti formatavimą, taikyti stilius, įrašyti pažymėtą sritį kaip naują spartų įtaikymą, o kurti nėra. Mhm. O bandykim tada, šiaip nežinau kodėl, jeigu, pabandykit, žinot, kaip tada padaryti, bet taip, kaip aš padariau. Pabandykim iš tikrųjų taikyti stilių. Ir dabar žiūrėkit, tas taikyti stilių atsiranda nauja lentelė. Ir tavo stilių pabandykime modifikuoti. Žodžiu, užsirašyti kažkokį tai stilių. Nežinau, ar taip pat. Tada, kai modifikuoti paspaudžiau, išmetė tą visą lentelę. Kaip ir tada leis jums susikurti. Tik svarbiausiai ten viršui pasirinkite pavadinimą, kad naujo stiliaus. Nes matot, jeigu jūs padarysite taip, kad ant to jau esamo stiliaus jūs užrašysite, ta prasme, sumodifikuosit jį, tai tas esamas stilius iš tiesų ir pasidarys toks, kokį jūs norit jį matyti. Kartais mums visai galbūt ir tinka. Vat, pavyzdžiui, tas įprastasis stilius, kur, sakiau, tas įprastas, kur yra, galbūt jį mums verta sumodifikuoti ir pasidaryti tokį, kokį mes dažniausiai naudojame įvairiausiems dokumentams. Tai, va, tai tiesiog pasižiūrėkit, jeigu gaunasi, tai labai gerai. Tai kas dar pas mus? Jūratė, kaip sekas Jūratė, kaip Baisogalai sekas? Visus noriu pakalbinti. Kaip Elytei sekas? Dianai. Daliai. Pakalbėkit kas nors su manim. Ar sekas? Va, Ramutė atsijungia mikrofonas. Ar sekas, Ramutė? Nekalb Ramutė su manim. Aš tai, žinokit, nekūriau, bet viskas aišku. Aišku, viskas, Daiva. Liuks. O Jūratė irgi įsijungus mikrofoną. Kaip Jūratė? Nekalb su manim Jūratė. Į tiek to. Jūratė parašė grupę, jei neturi mikrofoną, sakė. Ai, supratau. Gerai. Viskas sekasi. Gerai. Tai va dabar žiūrėkit. Iš tikrųjų mes pabandėm susitvarkyti visą dokumentą. Man iš tiesų yra labai didelė pagalba, nes va matot, aš turiu daug lapų, susitvarkiau ir visas mano dokumentas sulygiuotas yra visur vienodai, tos įtraukos padarytos pirmos eilutės, viskas yra sutvarkyta. Dabar aš noriu, iš tikrųjų sugalvojau, kad norėčiau galbūt susitvarkyti taip, kad paskui, tarkim, jeigu aš turiu daug lapų, įsidėti į pirmą lapą kokį nors turinį. Bet norint įdėti turinį, reikia man irgi susitvarkyti patį tekstą, nes kitaip aš negaliu įdėti automatinio turinio, nes, automatiškai man, žodžiu, niekas nepasidaro, jeigu kažko nesusitvarkau dokumente. Tai dabar, štai pavyzdžiui, žodį, jūs galit bet kokius žodžius pas save, visiškai nesvarbu kokius žodžius, bet tiesiog pasižymėti. Aš pasižymiu žodį planetos ir tą žodį planetos paspaudžiu, kur yra antraštė 1. Aš paskui galėsiu susitvarkyti, jeigu man reikės ir tą stilių irgi, kol kas mane, tarkim, tenkina antraštė 1. Toliau važiuoju per savo tekstą, matau Merkurijus. Jūs galite ir tam pačiam lape, visiškai nesvarbu. Vėl paimu, pasidarau antraštė 1.
antraštė vienas, jūsų stiliuose turėtų būti iš tikrųjų tokie stiliai sukurti. Antraštė vienas, antraštė du, antraštė trys. Tai reiškia, kad pirmo lygio antraštė, atsimenat, kaip darėm iš tikrųjų numeravimą ir ženklinimą, kai sakiau, pirmo lygio eilutė yra antro lygio, trečio lygio. Čia lygiai tas pats. Tai antraštė vienas dabar yra pirmo lygio, tiesiog mūsų pažymėtas žodis. Tuoj suprasite, apie ką aš kalbu. Na, dar pasižymiu, sakykime, Venera. Nu, gerai, Venera, pasižymiu irgi antraštę. Dar čia pravažiuoju, pasižymiu kokią nors žemę antraštę. Gerai, susižymėjau, visų nesusižymėjau, bet tarkim kažkiek tai susižymėjau. Dabar einu į auselę įterpimas, įsiterpiu kokį tuščią lapą. Va štai čia, atsimenat, jau tuščią lapą mes išmokom tuščią viršelį įsiterpti, dabar aš tuščią lapą čia įsiterpiu. Ir dabar čia aš galiu iš tikrųjų, jau kad nebūtų antraštė vienas, aš tiesiog pasirinksiu kokį nors, dokumentinį tą stilių, visiškai nesvarbu, parašysiu turinys ir čia pabandysiu įterpti turinį. Tai dabar ten, kur yra auselėje nuorodos, yra pirmas mygtukas turinys. Aš čia atsidarau tą mygtuką ir matau čia tų turinių visokių pridėta. Aš, jeigu noriu, sakykime, pasirinktinis turinys, paspaudžiu pasirinktinis turinys, atsiranda tokia papildoma lentelė ir čia aš šiek tiek galiu susitvarkyti. Vat matot, ką turėjau galvoj, sakydama antraštė 1, antraštė 2, antraštė 3. Tai antraštė 2 bus jau skyriaus poskyris, o ten paskui antraštė 3 jau bus to poskyrio dar poskyris. Tai dabar kol kas mes tik susižymėjom antraštė 1, antraštė 2 ir 3, kol kas nežymėjom. Tai dabar žiūrėkit, aš galiu čia pasirinkti, sakykime, kažkokį, matot, yra parašyta formatai. Aš galiu pasirinkti, pavyzdžiui, klasikinį kažkokį stilių, tai turinį. Aš galiu pasirinkti išskirtinį kažkokį. Aš galiu, žodžiu, jūs čia galit moderno. Jūs čia galit išsirinkti kokį tik norit. Man tas šabloninis, toksai standartinis visiškai patinka. Vėlgi, aš čia galiu, matot, padaryti taip, kad man nebūtų tų taškiukų. Turinį aš galiu padaryti, kad būtų brūkšniukai kokie nors. Žodžiu, čia irgi jūs renkatės, bet irgi standartiškai tie taškiukai tikriausiai visai tinka ir gerai čia yra. Ir jeigu man čia viskas tinka, čia rodyti 3 lygius, tai va tos 3 lygius, jeigu jūs norit, jūs galite daugiau tų lygių prisidėti, vėlgi priklauso nuo dokumento, kokį jūs darot. Sakau, gerai, ir dabar žiūrėkit, mano turinys atsirado planetos, Merkurijus, Venera, Žemė. Ta, ką buvau susižymėjus, automatiškai man parodė, sudėjo į turinį. Dabar, kuom yra iš tiesų labai patogu, todėl, kad aš užvedu savo pelytę ant Venera, spaudžiu, o matot, ką rašo, Ctrl klavišą paspausk ir pelytę paspaudžiu, Ctrl klavišą ir plus pelytės klavišą. Paspaudžiu, va taip va, paspaudžiu ir automatiškai mane numeta ten, kur yra ta Venera. Tai čia yra labai patogu tas interaktyvus mūsų turinys, iš tikrųjų, kad mus gali iškart numesti ten, kur mes norime. Dabar, tarkim, aš sugalvojau, kad aš noriu dar čia įsiterpti kokį, eikim į įterpimas, dar tuščią lapą įsiterpti. Ir automatiškai mano viskas pasislinko dar žemiau. Tas žodis planetos atsirado jau dabar 4 puslapį. Ir man reikia atnaujinti turinį. Man nebūtina tą turinį iš naujo eiti į nuorodas ir iš naujo formuoti. Aš galiu atsistoti, matot, jis papilkėjo, su pelytė bakstelėjau, spaudžiu dešinį pelės klavišą ir paspaudžiu naujinti lauką. Paspaudžiu naujinti lauką, jis manęs klausia, ar atnaujinti tik va šituos numeriukus, puslapių numerius, ar naujinti visą turinį.
Tai visą turinį, tai reiškia, jeigu aš, pavyzdžiui, pavadinime buvau parašius visos planetos, nu, ten pačiam žodį galbūt kažką tai pakeičiau. Aš sakau, kol kas man tik numeriukus atnaujink. Sakau, gerai. Ir dabar žiūrėkit, atnaujino automatiškai numeriukus. Viskas, aš turiu sutvarkytą turinį. Iš tikrųjų, aš galiu vaikščioti paspaudus, nukeliauti ten, kur man reikia. Aš galiu, jeigu man reikia, nu va dabar nuvažiuosiu į tą 4 lapą, čia prisidėjau per daug tų lapų, ir, sakykime, planetos parašysiu visos. Nu ir pasižiūrėsim, kaip skirsis iš tikrųjų, kada atnaujinsiu turinį. Va, vėlgi stoviu ant turinio, spaudžiu naujinti lauką ir dabar naujinti visą turinį. Spaudžiu naujinti visą turinį, spaudžiu gerai ir žiūrėkit, atsirado planetos visos. Taką pakeičiau pavadinimą. Dabar, jeigu būtų taip, kad pavyzdžiui, jūs netyčia kažkur tai tam dokumente nepamatėt, kažkur tai va čia va pasirinkote, nu va tavo kokį nors 3 lygio ar dar kokio nors lygio kažkokį tai, sakykime, antraštę, nepamatėte ir gavosi taip, kad jūs dabar, žiūrėkit, kas čia dabar atsitiks, kokia nesąmonė. Atnaujinam turinį ir ten, kur pakeičiau 3 lygio antraštę, tai reiškia, 3 lygio jau, taip kaip atsimenat, sakiau, tas numeravimas yra, 3 lygio visą šitą, kas buvo užžymėta, automatiškai įkelia man į turinį. Matau, kad čia negerai, tai tada vėlgi galiu netgi nevažiuoti, vėlgi paspaudžiu Ctrl klavišą, mane čia atmetė, užžymiu viską ir čia buvo mano stilius dokumentams ir grįžtu atgal ir spaudžiu turinį, naujinti lauką ir naujinti visą turinį. Gerai. Ir visą turinį man atnaujina. Tai va, tai žodžiu, stiliai yra tam tikras rinkinys įvairiausių, sakykime, mūsų pasirinktų įvairiausių šriftų, dydžių, spalvų, pastraipų, atitraukimų, visas rinkinys tam tikrų taisyklių ir mes galime susikurti pačios savo stilių, galime jį naudoti visam dokumentui, o norėdami sukurti automatinį turinį, mes iš tikrųjų turime naudoti 1, 2, 3 lygio antraščių būtent tuos stilius. Dabar, jeigu jums kažkur tai nepatinka pats, sakykime, 1 arba 2, tarkim, man nepatinka toks užrašas, man visiškai netinka, aš jį galiu tvarkytis, aš jį galiu pasicentruoti, aš jį galiu ne 24 dydžio pasidaryti, sakykime, 16 dydžio, aš galiu, noriu pasibraukti, noriu, sakykime, kokią raudoną pasidaryti, visiškai nesvarbu, aš jį galiu susitvarkyti taip, kaip noriu, aišku, aš galiu čianais tvarkytis, bet kartais aš galvoju, kad gal ne visą laiką norėsiu va taip, tarkim, 1 lygio antraštę va taip susitvarkyti, tai palieku čia savo ruoštų, o čia susitvarkau ir žiūrėkit, kad man nereikėtų visur vėl tą patį kartoti, aš naudoju formato teptuką. Paspaudžiu, užžymėta mano viskas yra, formatas, matot, formato teptuką panaudoju ir tada, va, dabar mano pelytė, jeigu pastebit, su teptuku yra, šalia pelytės yra toks teptukas. Ir va tiesiog prabraukiu per Merkurijų ir matot, Merkurijos mano atsirado lygiai toks pat stilius, kaip ir buvo planetos visos. Tai jeigu aš norėsiu toliau savo, sakykime, Venerą tai pasidaryti, vėl kiekvieną kartą reikia paspausti formato teptuką, arba jeigu mes žinom, kad turiu labai didelį dokumentą ir man reikės kiekvieną kartą, sakykime, kokius 20 kartų pakartoti tą patį, tai aš galiu 2 kartus spraktelti ant formato teptuko, užžymėjau Merkurijos, 2 kartus sprakteliu ir dabar galiu važiuoti, pažymėsiu Venerą, pažymėsiu Žemė, jisai ir tą patį stilių pasigauna, žinokit, viską čianais jisai pasigauna. Ir va, mano visas, sakykime, visi tie užrašai bus sutvarkyti taip, kaip aš norėsiu. Aišku, kažkiek tai dabar grįžtam į turinį
atsijungsiu savo tą formato teptuką, kad ir turinio mano tokio pat nepadarytų. Pabandau dabar naujinti lauką, naujinti visą turinį gerai. Ir žiūrėkit, tai iš tikrųjų atsinaujinau tų spalvų į patį turinį kaip ir neperkėlę. Tai kartais tuos pabraukimus perkelia, bet pačių spalvų ar dar kažko tai neperkelia, nes automatiškai patį turinį. Bet tik tais į patį turinį, nes mes pasirinkom standartinį. Matėt, toksai, kaip jis ten vadinosi, standartinis, man atrodo. Aš dabar nebeatsimenu, kaip jis ten, tasai mūsų vadinosi, iš šablono. Nu, jo, šabloninis, toks standartinis. Tai va, tai žodžiu, šiandien parodžiau pakankamai, sakyčiau, sudėtingą tokią temą ir dabar tada lauksiu jūsų kažkokių tai klausimų.